You are watching my channel. Bumper Locks. Priekinio kapoto remontas. Parodysiu, kaip paruošti, nudažyti, nulakuoti šitą detalę, visus niuansus, visą darbų eiliškumą. Kapotas gerai nuplaunamas, nuriebalinamas, nustatomi defektai, matom. Čia kažkoks tai neaiškus dažų kitų plėmas. Čia pabraižymas, čia kažkas tai tokio, čia pabraižymas. Matom, duobių nėra. Reiškia, špakliavimo nebereiks. Abrazyvas 120, mašinėlė 5 mm ekscentrikas. Šlifuojam. Su 120 nušlifuota. Taip atrodo. Kelios įdaužos pašalintos iki metalo. Taip pat kapotas visas lygus matinis. Dabar sekančia gradacija bus 180. Šiaip šlifavime turi būti žingsnis nedidesnis 100. Bet aš dar mėgstu kartais jį pasmulkinti. Dabar 180. Kapotas paruoštas gruntavimui. Trumpai užakcentuojam. Pradėjom 120. 180, 240, 320. Dabar visą kapotą uždengsiu epoksidiniu gruntu, o po to viską paaiškinsiu, kaip, ką, dėl ko. Dabar užfilmuosiu tik eiliškumą. Nepamirštam pašiaušti visus kantus ir kitus kampus. Vat vieta, kur tvirtinamas grotelės. 240. 320, 400, 600 mirkos kempinėlį. Viskas apšlifuojama. Šitie vat visi kantai, šonai. 320. Padengimas kontroliniais milteliais. Rodau, iki kiek šlifuojamas gruntas. Čia gerai. Čia dar blogai, reikia šlifuoti. Epoksidinis gruntas nušlifuotas. Vat šitas buvo naudotas vandos epoksidinis gruntas. Vietos, kurios pramušė, ypač ant kampų, atsargiai reikia. Užpruški epoksidiniu vienkomponentiniu gruntu. Kapotas paruoštas akrilinio grunto padengimui. Naudosim va šitą gruntą. Akrilinio grunto šlifavimas. Pradėsiu 320 ant blokelių lengvai, po to 400. Pabaigsiu mašinėlę su 400 ir būtinai ant minkšto pado. Būtinai ištepami kontroliniais milteliais. Šlifuojam kryžium, dviem rankom, kad obuolius pjautų visą plokštumą. Akrilinis gruntas nušlifuotas. Dabar dėsiu sekantį gruntą multisylą, vet on vet. Jo šlifuoti jau nebereikės. Iškart bus galima ant jo dažyti bazę.